Atnaujintos ir patobulintos ankstesnių modelių versijos. Sveiki, čia Tomas iš jūsų Sipsena.lt ir šiandien apžvelgsime atnaujintas Philips Sonicare modelių versijas. Anksčiau šių modelių serija buvo vadinama Protective Clean. Dabar atnaujintame dizaine šis pavadinimas yra pašalintas ir palikti tik modelių numeriai, pradedant nuo 5100 iki 7100. Pirmiausia, apžvelgsime, kas šiems modeliams yra bendro, o vėliau kas skirtingo. Valymo galia. Taip pat svarbiausias dalykas. Visi šie modeliai ir iš tiesų visi Philips Sonicare dantų šepetėliai turi vienodą maksimalią galią, kuri yra 62 tūkstančius judesių per minutę. Ant dėžutės gali būti užrašyti skirtingi modelių pavadinimai, pavyzdžiui 5100, 6500, 7100 ar net 9000. Tai nėra galia ar apsukos, tai tik modelių pavadinimai. Kuo didesnis modelio pavadinimo skaičius, tuo daugiau priedų ir programų bus įtraukta. Tačiau visi Sonicare modeliai turi tą pačią 62 tūkstančius judesių per minutę galią. Keičiamas antgalis. Taip pat visi Philips Sonicare keičiami antgaliai tinka visiems Philips Sonicare dantų šepetėliams. Yra modelių, kurių komplekte originaliai yra standartinis antgalis. Yra tokių, kurių minkštas ir yra tokių, kurių naujausias su silikonu, bet visi antgaliai tinka visiems šepetėliams. Spaudimo jutiklis. Taip pat visi šie modeliai turi įmontuotą spaudimo jutiklį, kuris įspėja, jei per stipriai pradedate valyti dantis. Įkroviklis. Taip pat yra visiškai vienodas visiems šiems modeliams. Apvalios formos USB jungtis. Anksčiau kai kurie modeliai turėjo įkroviklį, kurį buvo galima jungti tiesiai į rozetę, o dabar visi naujausi modeliai pereina prie USB jungties. Bet kuris iš šios serijos modelių gali būti prieinamas kelių spalvų, dažniausiai juodos arba baltos ir skirtingų komplektacijų, pavyzdžiui su papildomais antgaliais ir arba kelioniniu dėklu arba dvigubu komplektu, kuriame yra du dantų šepetėliai. Akumuliatorius. Ir visi šie šepetėliai gali veikti maždaug 21 dieną, jei yra pilnai įkrauti, darant prielaidą, kad dantis valote 2 kartus per dieną mažiausiai 2 minutes. Ankstesnės serijos šepetėliai galėjo veikti iki 14 dienų. Antgalio tipo jutiklis. Visiems šie modeliams yra įmontuotas antgalio jutiklis, kuris atpažįsta, koks antgalis yra prijungtas. Jei jūsų dantų šepetėlis turi tokį valymo režimą, jis automatiškai persijungs į jį. Pavyzdžiui, jei turite 7100 modelį ir uždedate jautriems dantims skirtą antgalį, šepetėlis iš karto persijungs į jautrių dantų režimą. Tačiau jei tą patį antgalį uždėsite ant 5500 modelio, kuriam nėra specialaus jautrių dantų režimo, jis įjungs standartinį įprastą valymo režimą. Žinoma, jei jums nepatinka režimas, kurį šepetėlis pasirenka pats, galite jį pakeisti rankiniu būdu, paspausdami režimo keitimo mygtuką. Dabar apžvelkime, kas skirtinga šiems modeliams. Režimų skaičius. Pigiausia versija – 5100 serijos modeliai. Turi vieną valymo režimą. 5500 ir 6100 – 2 valymo režimus. 6500 – 3, o 7100 – 4 valymo režimus. Galimybė reguliuoti intensyvumą. 5100 modelio intensyvumą galima reguliuoti 2 lygiais. 5500 modelis tokios galimybės neturi, o nuo 6100 iki 7100 modelių intensyvumą galima reguliuoti 3 lygiais. Spaudimo jutiklis. Tai yra visuose šiuose modeliuose, bet pradedant nuo 6100 modelio ir aukštesnių yra įmontuota ir spaudimo jutiklio LED lemputė šepetėlio apačioje. Jei per stipriai pradėsite valyti dantis, ims mirksėti ir lemputė, pranešdama, kad to daryti nereikėtų. Kelioninis dėklas. Visi šie modeliai turi variacijas, kuriuose yra įtrauktas ir kelioninis dėklas. Į jį galima įdėti vieną elektrinį dantų šepetėlį ir 2 keičiamus antgalius. Bet 7100 serijos modelių kelioninėme dėkle yra galimybė įkrauti savo elektrinį dantų šepetėlį, tačiau vieta užteks tik vienam keičiamam antgaliui. Programėlė telefone. Pradedant nuo 6500 modelio ir aukštesnių, dantų šepetėliuose yra prieinama ir speciali programėlė mobiliesiems telefonams. Programėlėje galima matyti, kurios dienos, kiek kartų valėte dantis, gauti patarimų, kaip geriau prižiūrėti dantų šepetėlį ir kaip teisingiau jį naudoti valant dantis, kad gautumėte maksimalų efektą. Taip pat pagal mūsų geriausias tradicijas visus šepetėlius testavome mūsų kankinimo testais. Iš pradžių visus šepetėlius skandinome 2 minutes įjungtus, visiškai po vandeniu. Nei vienam tai nesukėlė jų pažeidimų. Mėtėme iš maždaug 1 metro aukščio.
dydžio - antgaliu į viršų, antgaliu į apačią ir ant šono. Žinoma, kad visi dantų šepetėliai atlaikė smūgio testą, taip pat kaip ir visi kiti Philips Sonicare modeliai, kuriuos kada nors esame testavę anksčiau. Visi šie modeliai jau yra pas mus. Tai reiškia, kad jums nereikia laukti kelias dienas ar savaites. Galite juos gauti iš karto mūsų parduotuvėje arba su pristatymu į paštomatą jau kitą dieną.